Nežvelgiant į galutinį rezultatą, geros ar blogos šiandien buvo rungtynės? Manau, kad neblogas, nes iš tikrųjų komanda stengiasi, žaidėm prieš labai stiprius varžovus. Palyginus praeitas varžybas, kai žaidėm prieš silpnesnius ir sugebėjom pralošti, tai aš išvelgiu ir teigiamų dalykų šiose rungtynėse. Kiek jums svarbu šiandien buvo galutinis rezultatas? Manau, galutinis rezultatas jau mūsų poziciniai lenteliai mūsų nebūtų pakeitę nieko. Tiesiog būtume gal aukštesnę poziciją pasilikę ir sąlyginai silpnesnius varžovus gavę sekančiam turė dėl 9 vietos. Bet ar ten jau yra labai didelis skirtumas, kuris ten stipresnis? Manau, ne. Tiesiog labiau yra psichologiškas toks dalykas, kad paskutinės grupės varžybos būtų išloštas. Gaila nepavyko, bet ką padarysi? Šiaip lyginant šio sezono pirmąjį etapą ir tarkim praėjusių metų, yra žingsnis žengtas į priekį? Aš pernai metais buvau pasiraukęs iš Barklavos komandos pailsėti, nes žaidžiau ir SFL, bet lyginant kiek aš mačiau, kiek jie žaidė ir už praeitus metus lygis tikrai padidėjo ir komanda tapo grinai komandiškai stipresnė. Nebėra tokių jau individualių gal bandymų praeiti ir toks labiau susitelkimas jaučiasi. Šiaip viskuo esat patenkinti? Tobulumui ribų nėra. Visą laiką tai bus ir yra kur tobulėti ir manau, kad ir ateinantis metai ir manau, daugiau treniruočių kartu atneštų daugiau teigiamų dalykų komandai. Čia yra pagrindiniai dalykai, ko reikia žengti pirmąjį ketvirtą? Aš manau taip, reikia iš tikrųjų nepamiršti treniruotis, ne tik ateiti į varžybas ir sužaisti ir bandyti iš to išmokti, kaip tik šiandien mes su komandos draugais ir šnekėjom, kad vien atėjimas į varžybas ir bandymas tuo metu kažką sudaryti bendrai, tai nėra visiškai teigiamas toks dalykas, reikėtų daugiau pasistengti ir kitom dienom pamėginti kartu pabūti, gal ir komandiškai daugiau susitelkti.